Sveiki. Dažnai klausiate, kaipgi suprasti, kad esi ne savo kelyje ir kaip sutvarkyti visą šį gyvenimą taip, kad tas tavo vadinamas kelias būtų pagaliau tavo kelias. Tai pirmiausia, tai mes turim suvokti, kad mes esame sielos ir kad kiekviena siela, kai siela viduje mūsų, čia. Ir kad kai tu nusisuki nuo savo tikrojo kelio, kad pasukai į šunkelį, siela visada duoda žinę, kad stop, jau pridirbai taip, kad jau pats tuoj nepaneši. Tai pirmas simptomas, į kurį labai stipriai reikėtų atkreipti dėmesį, tai yra perdegimas. Pirmas simptomas, kad tu jau sukiesi kažkur ne ten ir kad siela tau duoda įspėjimą. Ir tada tu galvoji, man reikia atostogų, man reikia kažkur išvažiuoti, man reikia pailsėti. Drąsiai pasakysiu, apkeliauk tu pasaulį 3 kartus ir dar daugiau, važiuok į Turkijas, Ispanijas, Italijas, kur tik nori, bet perdegimas yra ne dėl atostogų. Tu grįši iš atostogų ir būsi dar daugiau pavargusi, taigi perdegimas tai yra dėl to, kad tu nemyli savęs. Tai yra pirmas simptomas, kad išdavėjai save, kad savęs nepamylėjai, kad savo neskyriai dėmesio, elementaraus dėmesio, maisto tinkamo, poilsio tinkamo, neišgirdai savo vidinių norų. Galbūt tu nori ne kelionės apie pasaulį, o tiesiog pasivaikščioti miške. Ir va tai ir yra pirmas ir toks labai stiprus simptomas, kad siela mum taip kerštauja, galima taip pasakyti. Tiesiog yra nutraukiama energija, nutraukiamas energijos davimas tam, kad tu nedarytum nesąmonių. Ir tada viduje jaučiamas labai didžiulis nuovargis ir gali prasidėti net tokie dalykai: ne mano darbas, ne mano vyras, ne mano santykiai, ne mano vaikai. Atiduokim viską, vaikus į vaikų namus, su vyru išsiskirti, pakeisiu darbą ir tipo mano gyvenimas visiškai pasitaisys. Drąsiai galiu pasakyti, nepasitaisys tavo gyvenimas tol, kol tu neišgirsi savo sielos šauksmo ir kol tu nesuprasi, kad jinai taip bando tave atvesti gražiausiais ir geriausiais būdais į tau tinkamiausią kelią. Antras toks, kai prasideda perdegimas, tokį galima pavadinti psichologinis momentas. Psichologinis momentas jis visada yra toksai, kad mes perdegimo metu mažiau padarome darbų. Ir atrodo, tai kaip man juk reikia, aš noriu, man būtent dabar aš turiu tai padaryti. Ir va čia ir yra visa ta, sakykime, tokia efektas, kad prasideda, kai tu mažiau padarai, prasideda vidinis kaltinimas. Tai antras yra vidinis kaltinimas. Aš čia toks nevykėlis arba nevykėlė, aš čia vis darau ir nesigauna, vis kažko siekiu ir nepasiekiu. Ir tiesiog užsisuka toks ratas, mes tiesiog iš savęs labai daug reikalaujame ir tame rate atsiduriam kaip žiurkiukų rate, peliukų, sakykime, gražiau, kad skambėtų, ir vis tas pats. Ir čia perdegimas, čia kaltinimas, vėl perdegimas, vėl kaltinimas ir ką? Siela įjungia. Trečias, ką jinai įjungia, ji įjungia jau auklėjimo priemonės. Dar tu nesupratai, kad tu esi ne savo kelyje, tu savęs negirdi, tu su savim nesupranti, kur tu turi eiti, dar tu to nesupratai. Pradeda auklėti per
finansus. Tai pirma auklėjamoji priemonė, tai yra per finansus. Ir lygioj vietoj galim sudaužyti automobilį, gali atsitikti kažkas sugriūti, sudegti, sulūžti, kažkas tokio atsitinka, kur reikia labai greitai pinigų, labai greitai lendam į skolas, dar bandom išsikapstyti, galvodami, kad dar va tą ir tą darbą padarysiu ir išsikapstysiu iš visų šitų reikalų ir staiga vietoj, kad išsikapstysiu, dar giliau lendam į sekantį nemalonumą savo gyvenime ir va šičia užsisuka finansinės problemos, paskolos, skolos ir iš tiesų tai, kai tu savęs nemyli, siela drąsiai ir garsiai sako, o kam tau tie pinigai, vis vien greit numirsi. Tu nemyli savęs, tu ne sau gyveni, tu gyveni kitiems, tu gyveni dėl kitų, tu gyveni kitų labui. Tai apie kokius čia pinigus galima kalbėti. Ir va tada prasideda visa tai finansinių problemų srautas. Tai yra pirmoji auklėjamoji priemonė. Ir ketvirtas punktas tai būtų sekanti auklėjamoji priemonė, tai būtų prasideda ligos. Kūnas atsisako, jis tiesiog mūsų šitas skafandras, sielos skafandras, mūsų kūnas, jis negauna gyvybinės energijos, nes tu esi ne savo kelyje, tu savęs nemyli ir savęs neklausai ir savęs negirdi ir visiškai tau neįdomu apie save. Ir prasideda tada gyvybinės energijos stokos buvime, prasideda ligos. Gali daeiti iki labai stiprių ligų. Ir jei dar tu savęs negirdi, jei dar tau neįdomu, kas tu esi ir kodėl tu taip gyveni. Penktas, kai stiprios ligos. Penktas toks punktas, tu pradedi naikinti save. Tai yra, savęs apgauti negalima. Sielos tu neapgausi, tu su protu gali suplanuoti, pasakyti, užneigti, bet kokias priemonės naudoti, gali vitaminus gerti, kokteilius visokius, niekas nepadės. Kol nesi savo vidinės vertės atstatęs ir kol nesi savo kelio atradęs, o įdomiausia tai, kad mes visi absoliučiai puikiai žinome, koks yra mūsų kelias, absoliučiai visi, tol, kol nepradedi dirbti su savim, taip, su savim, su savo, būtent savo, pirmiausia, aš sakau, susitvarkyk savo galvą ir tada viskas pradės tvarkytis su savo vidinėmis traumomis, vaikystės traumomis. Vaikystės traumos visos kartojasi. Galų gale tu net nežinai elementarių dalykų, dėl kurių tu atėjai į šį pasaulį, kad yra siela, kad yra jos užduotys ir kokias tos užduotys. Taigi, elementarūs dalykai. Ir kol tu šito nedarai, tol pas tave bus visa tai, apie ką tik išvardijau. Taigi, jeigu tikrai norėtum sužinoti apie save daugiau, rašyk Skaičių magijai, rašyk asmeniškai man, Eligijai Bartkiai. Aš tau iš tavo gimimo datos padėsiu bent truputį prisilietus, padėsiu panaviguoti, nes daug yra įrašyta į mūsų gimimo datas ir tos gimimo datos yra tam ir yra duotos, kad tai būtų mūsų kaip kompasai, kaip žemėlapiai mūsų gyvenimo kelyje ir kad kai jau nuklystam, pirmas požymis perdegimas, noriu atostogų, blogai jaučiuosi, stop, pasakyk sau stop. Sugrįžk į save, į savo vidų ir niekur nebebėk. Ir tai jau būsi savo padaręs didelį savo sielai, didelę dovaną padovanosi. Tai
jeigu norėsi, spausk patiktuką, kad kuo daugiau žmonių pamatytų šį video. Galbūt kažkam tau šiandieną nereikia, bet kažkas neranda savęs ir kažkam bus tas susitikimas, tas išgirsta informacija pakeis visą gyvenimą. Paspausk patiktuką ir dėkoju, kad daliniesi. Iki susimatymo.